Minutėlė. Žiūrėk, kiek turi gerų dalykų. Ir noriu jums parodyti. Noriu Cipką parodyti. Cipka irgi mato gerus dalykus. Užuodi iš toliai. Hado. Kas čia toks yra? Čia ir tepala. Čia ir tepala ir revitalizantai. Sunku žodis, bet ištarti gali. Dvitakčiam, chebra. Sukluskit plastmasinės bitės. Be abejo, gali būti ir žolės pjovėja. Ir grybų pjovėja irgi galėtų įeiti ton ratą. Nes čia tokie dalykai, žinot, kur jeigu įpilsi į mopedą, į lenką kokį 70 kubų, kinišką lenką, tas mopedas važiuos ilgiau, nei kad pridera. Kas tas į? Čia ir tokie dalykai, priedą į tepalą, visų pirma, akcentuoju. Kita, tepalus jau iš karto su priedais. Tie prieda būtent prailgiam ilgaamžiškumą, prailgiam resursą. O resursas, kaip sako, dalyks ir rimts. Dėl to yra ten pergalis. Produkcija žinoma, produkcija mėgstama ir produkcija naudojama. Toks dalyks, chebra, pelkite į mopedus, į benzininius pjūklus, į tus dalykus, kur kel lermą ir dūmus. Be dūmų nebus. Dūmų nebus, chebra, nes čia yra nedūminis šaškė. Tai dalyką, mažiuką, į žolėpjūvis, į vibralkis, į bet ką, kas kel triukšmą ant žemės, vibron ir jod. Patikėkit, chebra, čia ir išsigelbėjams. Žinot, kaip nepatinka sugent darbo metus. O čia ir įtin ypatingas dalyks visonom produkcijom, mes naudosim, o kur pilsam parodys paskiau. Chebra, Hado produkcija motociklams ir mašinoms veina iš rimtų alternatyvų, kur inovacija ir technologijas ženg priekį už visus kitus. Aš rekomenduoju Hado. Taip, su alternatyva ir unikalumu bei technologijom, kaip minėjau, darsyk ateina pergalė. Dėl to produkcijai Hado ir ypatinga verta jūsų dėmesios, nes, kaip sakė, netepsi, nevažiuosi. Cipai, kaip tau tepala, žiūrėk, ironija iš toli atkeliavim. Ar kursiam žolėpjūvį pavasarį? Kursiam.